Tai žodžiu, jau atėjom į mūsų kambarį, žinokit, šiaip oras kambarį yra nekoks ir net nesuokėmis čia 3 miegosim. Šiaip kambarys atrodo labai paprastai, ta kajutė tipo, čia va veidrodis, čia tini 2 lovos ir dar viena yra čia, kur nusileidžia, tai mes turim po vieną lovą visi. Ir čia beje atrodo kaip langas, bet čia nėra lango. Tenais nėra. Pirmą kartą gavom kajutę be lango. Bet nieko tokio, vienai nakčiai, nieko čia neatsitiks. Ir mes tenksimės tiesiog pabūti ilgiau su Bela dabar viršui, kur oro yra. Žodžiu, tualetas, dušas, viskas labai paprastai, tenais yra kriauklė ir... Na štai mes pagaliau atvažiavom ir iš tikrųjų aš čia šitoj pačioj vietai filmavau prieš keletą metų, kai mes čia buvom. Galėsiu numesti kažkur čia video. Tai labai keista, nes mes esam dabar Bastijoje. Ir va, visi. Matas tenais toliau eina. Oras yra nuostabus. Man, pavyzdžiui, visiškai nėra labai karšta, man labai yra malonu ir nėra, kad būtų per karšta, bet aišku, Belai šiek tiek yra kitaip. Jinai pirmą kartą yra Bastija. Pažiūrėkit. Čia buvo prieš kažkiek metų, kai mes čia buvom, buvo toks kaip ir turgelis. Žodžiu, labai fainai. Ir oras tai nuostabus. Ja, hä? Guck mal, wie viele Parkplätze gab's hier. Ja, aber ich weiß nicht, wie man hier reinkommt. Aber wie machen wir das jetzt nicht gerne? Der heißt Tipolini. Pažiūrėkit, rado mūsų mašiną. Čia aišku kita firma, bet žiauriai panaši mūsų mašinytė. Oi! Čia jau turėtų greitai matytis mūsų vilos tos tipo. Čia aš nežinau, ar tai galima tikrai vilom pavadinti, bet turėtų jau po truputį matytis, nes rodo, kad 4 minutės važiuot. Sind wir da? Ich glaube ja. Irgendwo hier kann man parken und dann... Warte mal, aber ist das wirklich unser WLAN? Ja, ich schätze. Wow, der Aussicht ist richtig cool, gell? Na štai mes jau atvykom, jau prisiregistravom, dabar aš jums tiesiog truputį parodysiu, kaip atrodo čia iš išorės viskas. Čia mūsų mašinytė stovi. Ir štai kaip atrodo tos tipo vilos. Čia, nu aš nežinau, čia paprasti būtai iš tikrųjų. Ir įėjimas yra mūsų štai čia. Sak. Įeini. Iškart duris uždaryti. Taip atrodo koridorius. Baby. Štai. Iš tikrųjų tai atrodo visai fainai. Labai aišku mažas butelis. Čia net ne vila, čia yra paprastas butas. Čia nekreipkite dėmesio. Aš šitus visus patalus noriu nuimti visus. Ir mes važiuosim prekybos centrą, aš nusipirksiu baltą užtiesalą ir tokius 2 baltus, nu žodžiu, užvalkalą ir tokią baltą kaip paklodę, kad galėtume nusikloti, ir 2 baltus užvalkalus, nes man žiauriai smirda. Tarsi, jie yra įskalbti, jaučiasi, kad su minkštikliu, žiauriai daug minkštiklio privaryta, bet man vis tiek smirda ta patalynė, tai aš noriu visiškai naujos, nes, nu, tiesiog aš ją jau čia pradėjau dėlioti. Tai kambarys mūsų tikrai labai mažas. Štai kaip atrodo. Čia dabar lagaminas mano yra. Turim tokį, čia va lempus, čia galima knygą skaityti. Čia yra spinta, ten spintoje yra daug labai patalynės, bent mes nenaudosim. Paskui čia pasikabinti. Tokie paveiksliukai, šiaip fainas labai lempus. Tada tualetas, visiškai paprastas. Čia nieko ypatingo. Paprastas tualetas. Jo. Mato kambarys. Žodžiu, mato kambarys. Atrodo štai taip. Ir galiu pasakyti, reikia visas duris... Matai, mes turim būtinai duris atidarytas laikyti, kad tau neprieitų čia karščio, nes jau dabar karšta. Tai mato lova iš tikrųjų atrodo normaliai. Čia viskas yra švaru. Pas mus tai net dėmės buvo kažkokios, kur jaučiu neįsiskalbė, bet pas jį atrodo iš tikrųjų viskas gerai. Lygiai toks pas kambarys kaip ir pas mus. Irgi turi jisai spintą. Čia. Tada einam į svetainę. Tai svetainė atrodo tai taip. Čia yra staliukas.
aš biškai čia pakeičiau, nes iš tikrųjų buvo toks kaučio stalas, bet jisai čia visiškai, kažkaip, nežinau, jie labai keistai padarė, nes iš tikrųjų mums nereikia to sofos staliuko. Čia jisai buvo pastatytas, aš išnešiau balkoną ir tiesiog mes, tai galima pasistumti į vidurį tą stalą ir tas kėdes. Šitie net nebuvo ant stalo pastatyti, tai aš čia pati jos sudėliau, kad man būtų tiesiog jaukiau, buvo tas stalas toks tušas. Ir buvo tik tai 2 kėdės padėtos, tai aš atsinešiau dar iš balkono vieną kėdę čia pasidėjau. Paskui čia yra tokia vietelė, čia šiukšlių dėžė, didelis šaldytuvas, čia susidėti, žodžiu, telikas. Ir balkonas atrodo štai taip, iš tikrųjų labai fainai, čia tenais yra didelis grilius. Štai čia galima pasikabinti drabužius, kai įsiskalbsim. Ir pažiūrėkit, kokį vaizdą turim. Iš tikrųjų labai fainą vaizdą turim pro langą. Čia padariau tas, kaip vadinasi, lemba. Ta tokį kaip skėtį išleidžiama. Ir va galima jį čia su tokiu štai suskleisti arba išleisti. Tai aš dabar išleidau, kad mums būtų pavėsis iš karto. Ir va ten jau matosi jūra, žiauriai fainai. Tai ir tokia virtuvė. Virtuvė tokia visiškai paprasta. Čia mano draugo lagaminas. Kažką jis čia kažko ieškojo. Dabar yra tipo vonios toks kambarys. Čia yra iš tikrųjų tik tai dušas. Štai rankšluosčiai. Čia susidėti tiesiog nešvariams skalbiniams. Ir dušas labai paprastas, bet modernus, ne kažkoks senoviškas. Ir veidrodis. Ir štai, žodžiu. Ir aš labai pavargus, žiauriai pavargus jaučiuosi, galiu pasakyti, ir baisiai atrodo, man plaukai tiesiog baisus. Dabar šiek tiek reikės atsipūsti kažkokiu būdu, atsipalaiduoti, persirengti, eiti simaudyti. Ir labai norėčiau šiandien nueiti prie jūros. O visokių nesąmonių prisivalgiau, jūs net neįsivaizduojat, kaip yra negerai, iš tikrųjų, žinokit. Visokių nesąmonių prisivalgiau, bet čia žiauriai negerai. Tai bet dabar baigiu plepėti ir paskui dar prisijungsiu. Pažiūrėkit, kur mes atvažiavom. Čia nieko nėra, absoliučiai nieko nėra. Ir sak, pizzerija. Žiauriai miela. Nu čia tokia mini pizzerija. Tokiam, ir va, pažiūrėkit, ten yra pora vietelių, kur galima atsisėsti. Štai jau gavom mūsų pizzas, bet jūs net įsivaizduojat, kaip čia jie daro. Aš tai jums dabar nufilmuosiu. Ja, du musst dann pusten. Žodžiu, jie iš tikrųjų kepa tenais pizzas normaliai. Prasme, kaip ir tam restorane, tokiai mašinai, jie tiesiog kepa pizzas. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Žiauriai fainai. Pažiūrėkit, mes atvarėm dabar ekspromtu prie jūros, palikom mūsų vaikučius namuose. Buvom prieš tai su mano draugu pasivažinėti su paspirtukais čia trumpai, pusę valandėlės. Tai dabar ateinam čia. Mums reikia dabar čia eiti per tokį medį, nes čia yra vandens. O mes su kėdais labai protingi. Geht? Aber schon, bitte. Tai labas rytas, update'as. Kannst du auch machen? Mein Handy? Ach, das ist laden. Mes atsikėlėm dabar ir einam su Bela ir su kava iki paplūdimio. Tai ir basi, mes einam basi iki paplūdimio. Vorsicht, Vorsicht. Na štai, su kalyte, ten į jūrą. Atkeliavom, čia va mūsų šitie va visi namai matosi iš jūros pusės. Ir mes einam dabar su Bela iki paplūdimio. Ten stovi jau vienas žmogus, bet, žinokit, labai šilta, dabar yra 7 valandos maždaug. Ir 25-26 laipsniai šilumos. Ir, jo, savęs nerodysiu, nes žiauriai kažkokie apsimegojus atrodo. Tai dar balselis nelabai prabudęs. Tai kavytė gal padės. Vakar beje podelį šitą nusipirkau, nes mes podelį jokių neėmėm, o tenais podeliai tai tokie paprasti, va, kaip mano draugas turi. Ten toks baltas. Paprastas podelis. Pažiūrėkit, mes jau čia
Smėliukas tai toks pats kaip Lietuvoje, galiu pasakyti, labai panašus į Lietuvos smėlį. Gal Lietuvoje net šviesesnis. Ir va, stovi žmogelis vienas, kitas tenais laksto per jūrą, o šiaip tai tuščia. Fainai. Pažiūrėkit, kaip fainai. Vanduo šiltas, kavytė, smėliukas. Bella laiminga visa. Ja, Schmeißwalder, kommt sowieso ein Mensch. Bella. Sie will vielleicht in Wasser, komm. Nein, sie fixiert den Mann. Hallo. Bella? Ja, mach das, dass sie in Wasser ein bisschen geht. Tai ką, labas rytas. Iš tikrųjų, net nežinau, ar su jumis šiandien jau sveikinausi. Aš jau esu pasiruošus. Iš tikrųjų, buvom su draugu nuvarę iki baseino šiek tiek. Iššokom, tik tai atsidarė baseinas, mes iš karto iššokom į vandenį, nebuvo nei vieno dar žmogaus. Papusryčiavom visi kartu ir dabar susitvarkėm, dar išgersim kavos. Mano draugas dabar nuėjo iki mašinos pripūsti mūsų irklentę ir mes gal su irklente eisim prie jūros. Žiūrėsim, dar nuspręsim, bet jau norėjom ją turėti prisipūtę, kad paskui mums nereikėtų jos pūstis, kai ten prie jūros ir, žodžiu, prakaituot. Tai va, o aš apsirengiau savo kostiumėlį, įsitepiau visą su saulės kremu, tai va dabar užsidėjau ant viršaus tą ant maudomuko ir išgersim, kaip jau sakau, mes su draugu kavos ir varysim prie jūros. Maudytis jau šį kartą. Tai labas rytas, mes iš tikrųjų ruošiamės važiuoti į kalnus. Bella ir Matas liks namuose, Matas tokių dalykų nenori daryti. Mums reikės 1,5 valandos važiuoti ir mes važiuosim į aukštus kalnus, kur yra tarp kalnų toks ežeras. Tai, žodžiu, aš atitinkamai ir apsirengiau truputį sportiškai. Tik tai aš nežinau, ką man užsidėti šitą kostiumėlį ar šitą kostiumėlį. Tai nežinau, žodžiu. Turiu tokius pasiėmus 2, jau jums prieš tai, man atrodo, filmavau ir pasakojau, kad tvarkuojas iš Amazon. Nežinau, man iš tikrųjų asmeniškai šitas šiek tiek labiau patinka ir jisai man geriau jaučia. Tik tai problema yra ta, nuo saulės jaučiu, va tai va ir nudegsiu. Nu, nesvarbu. Jaučiu, eisiu su šitu jaučiuosi aš šiek tiek pati geriau nei su tuo kitu. Ir beje, šitie batai labai tinka. Tai taip ir eisiu. Paskui pafilmuosiu jums, kur mes atvažiuosim. Ir kaip ten viskas atrodo. Dabar reikia mums ruoštis. Dar reikia Matei sakyti, kad nueitų su Bella šiandien į lauką. Nes mes turim labai anksti išvažiuoti. Ir sutiksime vėliau. Pažiūrėkit, kur mes atvažiavom. Mes atvažiavom tokią šiauriai mielą parduotuvėlę. Čia yra vaisiai ir daržovės. Bonjour. Die sehen so fleischig aus, die Tomaten. Haben wir überhaupt Tomaten? Wir haben noch
Na ką, mes apsipirkom, šiek tiek nusipirkom 2 nektarinus, štai aš juos dabar valgysiu, vieną didelį pomidorą labai, vieną gurką, pažiūrėkit, štai kaip atrodo šitą parduotuvėlę, labai. Pažiūrėkit, kur mes atvažiavom, ten stoja mūsų mašina. Ir jūs net nežinote, tokios kempingo vietos dar aš niekada gyvenime nemačiau. Ta prasme, čia yra tarp kalnų, tarp miškų. Nu, žodžiu, mes čia dabar apsimetam, kad mes čia irgi priklausom šitai vietai, nes mes nežinom, kaip mums privažiuoti. Ta prasme, čia nėra jokio kelio, čia nėra jokio privažiavimo, nieko prie to ežero tarp kalnų. Ir čia yra tiesiog tokia kempingo vieta, kur, mes čia pabandėm su mašina pravažiuoti, bet čia nėra tiesiog jokio kelio absoliučiai. Ir navigacija mums labai keistai rodo. Ta prasme, jinai nieko čia nerodo, kur mums važiuoti ir visi keliai veda, ta prasme, tik tai yra keliai, per kuriuos galima eiti ar su dviračiu važiuoti. Ir, žodžiu, yra kaip yra, pažiūrėkit, jau matos tik kalnai. Ir dabar tiesiog mes čia eisim tiek, kiek mums pavyks, apsižiūrėsim, gal surasim kokią gražią vietelę. Ir abejoju, ar mes šiandien eisim iki to ežero, nes čia mums reikėtų dar 9 kilometrus eiti. Tai vat, nieko. Ir tikiuosi, kad mes nesusilauksim jokių problemų dėl to, kad mes net neįsivaizduojam, ar čia galima prisiparkuoti ten, kur mes prisiparkavom. Gali būti, kad mes čia blogai prisiparkavom ir gausim kokią baudą ar kažką, bet mes jau pasistengėm taip prisiparkuoti, kad būtų vieta, kurioje negali jokie kempingai, to kemperiai prisiparkuoti. Ir ta vieta... Vas? Pažiūrėkit, kaip jums vietelė. Kom. Oh, ich gehe da. Krass. Pažiūrėkit, kur mes čia atkeliavom. Da ist einfach Wasser. Guck mal, da kann man vielleicht sogar schwimmen oder so. Doch. Gecko. Gecko. Oh, wow. Guck mal. Oh, wie süß. Oh mein Gott, Jan, ich gehe da rein. Ich gehe in dieses Wasser rein. Okay. Mir ist scheißegal. So einen Platz siehst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht. Und Menschen. Das ist egal. Oh mein Gott, pažiūrėkit. Žodžiu, mes suradom nuostabią vietą, jūs net neįsivaizduojat. Šitą vietą mes suradom iš tikrųjų labai netikėtai. Čia yra tokie akmenys ir mes jau prieš tai, kur buvom, nes mes šiek tiek tenais toliau dabar paėm. Tenais iš vis yra labai fainas toks kaip ežeriukas. Mes tenais maudėmės
ir prisidarėm video ir su GoPro, ir su normalia kamera, nu vienu žodžiu. Tai, nu man čia yra nerealaus kažkas, mes iš tikrųjų labai netikėtai suradom šitą vietą, nes mes iš tikrųjų ieškom ežero, kuris tikriausiai dar gražiau atrodo, bet tiesiog iki jo nueiti tikrai labai sunku. Mums reikėtų maždaug apie 12 km eiti pėsčiomis per kalnus, per akmenis, nu žodžiu, tikrai labai būtų sunkus kelias, tai mes šiandien nusprendėm tiesiog pasilikti čia ir, nežinau, paplaukioti, palaipioti akmenimis. Nu, pažiūrėkit, tiesiog čia yra nuostabi vieta. Nežinau net kaip apibūdinti. Nu, čia yra kaip kita planeta kokia. Akmuo ant akmens. Nerealu. Čia yra nerealu. Mano draugas ten stovo kaip Tarzanas koks. Tai čia dabar nekreipkite dėmesį į tas kėdes, bet mes radom, tiksliau aš radau, tokį mini paplūdimėlį, kuriame beveik niekada nebūna žmonių. Ir tai fainiai atrodo. Dabar šiek tiek pasifilmavau su GoPro kamera ir mes einam dabar į normalų paplūdimį. Nu, žiauriai graži vieta, aš negaliu atsidžiaugti tiesiog. Nes čia, aš atsitiktinai suradau šitus paplūdimius. Mes palikom savo paspirtukus tenai viršui, tarp bedžių. Ir aš labai tikiuosi, kad jų nieks nepavogė, nes mes jų net neprirakinom nieko. Bet pažiūrėkit, nu man tiesiog čia yra, aš nežinau, žinokit, kaip kokiam iš kito pasaulio. Gamta belen kokia graži Korsikoje. Varom toliau. Ir čia dar toks padarytas tokia kaip ir užvėja. Juokinga. Kai atrodo negyvenamai, kokioj saloj. Nu, geras. Beje, įėjimas į šitą paplūdimį yra per va tokį kelią. Vida Angeko. Ir čia yra labai daug driežų. Tai va ir eini sau. Va, mūsų paspirtukai vienas nukritęs. Pažiūrėkit, kaip gražiai. Va čia va toks kelias yra. Ir čia kitas kelias, tuo keliu galima dar toliau važiuoti ir yra tas paplūdimys tiesiog be kalo ir be krašto. Tai žodžiu dabar, kur mes atkeliavom, jūs net neįsivaizduojat. Čia yra namas toks. Ten buvo belen koks kelias, aš net nemoku jums paaiškinti, kokiu keliu mes dabar tik važiavam. Va, čia kitas namas. Und wo ist dieser Weg, wo du gesagt hast? Nein. Da gibt's keinen Weg. Oh mein Gott, jūs net neįsivaizduoja dabar navigacijon, tas Google Maps parodė mums iš viso, kad čia yra Weg, kad čia nėra jokio. Aua! Nu, žodžiu, negaliu filmuoti, mes važiuojame iš čia, nes man biškai baisu darosi. Wow, ok. Tai labas rytas. Mes pasiruošėm su draugu, palikom Matą ir Belą miegoti lovai. Jie visiškai nenori niekur, tiksliau Matas nenori niekur su mumis važiuoti. O mes šiandien iš tikrųjų pasiruošėm, apsirengėm, aš, kaip matot, su suknelė pagaliau. Važiuosim į Bonifacijus, į tokį miestą, žiauriai gražų miestą, kuriame pasivaikščiosim ir važiuosim prie jūros tenais. Ten, jūs net įsivaizduojat, kaip ten yra gražu, aš tikiuosi bus lygiai taip pat gražu kaip ir video, kuriuose mes žiūrėjom. Ir tada praleisim laiką prie jūros, pasiėmėm mudamuką, įsimaudysim, panardysim, pabūsim ir važiuosim vakarę namo. Tai aš jums šiek tiek pafilmuosiu, parodysiu. Ir beje, oras yra tikrai labai geras, nes nėra per karšta. Štai. Mano draugas. Viską mes turim. Vielleicht Wasser nehmen wir nach vorne.
Ich habe eine coole Idee. Wo ist eigentlich... In Bonifatius. Was? Die Roller, das wird so cool. Oh, ja. Und wir laden sie noch mal kurz auf, wenn es geht. Oder? Wir brauchen nicht. Aufladen? Wir haben eigentlich Doch, gestern... wir haben gestern schon eine ordentliche Tour gemacht. Ah ja, okay. Also, wir könnten die noch aufladen während der Fahrt. Sind die nicht jetzt... Voll? Nein. Ich glaube, du hast die eingesteckt, oder nicht? Warte mal, wo schaltet man ein? Da vorne. Tai visų pirma, sveiki visi. Aš nieko jums nenufilmavau. Tik tai va prieš išvažiuojant biškį su jumis pasišnekėjau, pasveikinau. Papasakau, kad mes važiuosim kitą miestą, žinokit, vietoj 2 valandų. Čia važiavom iki šito miesto 4 valandas, nes mes kažkaip nepagalvojom, kad čia bus kamščiai ir kamščiai belenkokia buvo. Tai mes, sakau, 4 valandas dabar važiavom vien tik tai kito miesto, kur jau būtume prieš 2 valandas čia atvažiavę, bet dėja, taip jau yra ir čia va, kaip matot, visur kamščiai, čia ištisai. Ok, važiuokit, čia baisu, kas čia darosi čia. Žiauriai siaura ir mes esam mieste, mano žodžiu, tarp tų visų uolienų, aš net nežinau, jo. Taip vadinasi, pažiūrėkit, kaip važiuoju. Oh my god, oh my god. Es ist krass. Schafft er? Weiß ich nicht. Oder ich kann doch so machen. Ja? Oh, scheiße. Sollen wir Parking hier oder da? Warte, wir sind noch nicht gekommen. Und hier? Darf man doch gar nicht. Hier ist ein Parking. Aber hier darfst du nicht rein. Jetzt bist du schon vorbei, ja. Ir dar vienas dalykas. Aber da links gibt's noch den großen. Dar vienas dalykas, su parkavimo vieta yra labai sudėtinga čianai, nes man atrodo, kad čia belenkiek žmonių bus, vien tik tai galiu spręsti iš to, kiek žmonių iš viso važiavo. Nu, čia žiauriai gražu. Manau, nustoti filmuoti, bet dabar mes vis tiek stovim. Nu, žodžiu, kai mes prisiparkuosim ir išlipsim iš mašinos, tada aš daugiau pafilmuosim. Mes atvažiavom, pažiūrėkit, prisiparkavom, čia reikėjo 12 eurų sumokėti, nes kitur neįmanoma buvo tiesiog. Ir štai, mano kepurė kažkaip keistai atrodo. Tai dabar einam greit į tualetą, nes mes su draugu žiauriai norim tualetą. Jūs tik pažiūrėkit vaizdus. Ten yra jachtos ir čia prasideda senamiestis. Štai žiauriai gražu. Kaip jums jachta, ta prasme. Ir iš vis kaip vaizdelis. Nu, aš net nežinau. Hast du diese Yacht gesehen? Guck mal. Krass, oder? Leck mich doch am Arsch. Das ist die Dings da. Die Jacuzzi. Also, jūs tik pažiūrėkit, kur mes atsiradom. Kaip jums vaizdelį. Wow. Nerealu. Čia nerealu. Aber guck mal, man kann auch diese Seite von Insel sehen. Wir sind so in der Beugung. Wir sind unten. Weißt du was? Štai kur mes atėjom, dabar uždėjom šalmus. Čia turėjom uždėti šalmus. Ir dabar einam tokiais labai populiariais čianais laiptais. Žiūrėkit, geras. Wow, okay. Wow. Čia reikia tikrai aufpassen. Ah, mein Kleid! Man sieht alles. Wow, da geht richtig nach unten. Na štai, mes jau atėjom iki pačio galo ir eisim dabar visi atgal. Nerealu. We asked for, yes. Can we make photo? Yes. Yes, okay, thank you.
Na štai, mūsų kelionė baigėsi čia. Dabar mes, mano draugas nuėjo tenais į tualetą. Mes dabar važiuosim link paplūdimio. Labai šilta, labai gera. Wo ist eigentlich der Aufzug? Čia žmonės čilina. Prieš tai labai daug buvo žmonių. Pažiūrėkit. Dabar trumpam sustojom su mašina. Na, aš negaliu. Mes buvom dabar ten. Mes buvom ten, toj pusėj. Nerealu. Wow. Pažiūrėkit, kaip atrodo viskas čia. Mes dabar atvažiavom su mašina. Prisiparkavom ten šiek tiek toliau. Ir dabar su paspirtukais varom va čia va į apačią. Ir ten, kur žmonės eina tuo keliu, važiuosim ir tada leisimės į paplūdimį nuostabųjį. Tik tai aišku, neaišku, kiek ten bus žmonių. Gali būti, kad ten bus labai daug žmonių. Nu, žiūrėsim, gal pavyks su GoPro kažką pafilmuoti gero.